Sveiki, išspręskime keletą uždavinių iš logaritmų temos. Duota lygtis 2 pakelta laipsniu x lygu 5. Prisimename, kad x yra skaičiaus bei logaritmas pagrindu a. Tai yra laipsnis, kuriuo turime pakelti 2, kad gautume 5. Šioje lygtyje b yra 5, o o yra 2. Užrašome atsakymą. X lygu 5 logaritmas pagrindu 2. Kaip matote, 2 yra logaritmo pagrindas, o 5 yra skaičius, kurio logaritmą užrašėme. Duotas 8 logaritmas pagrindu 2. Apskaičiuokime jo reikšmę. Prisimename, kad skaičiaus bei logaritmas pagrindu o yra laipsnis x, kurio turime pakelti logaritmo pagrindą o, kad gautume skaičių bei. Šiuo atveju ieškome laipsnio, kurio turime pakelti duoto logaritmo pagrindą 2, kad gautume 8. Toks laipsnis lygus 3. Vadinasi, 8 logaritmas pagrindu 2 lygu 3, kadangi 2 pakėlę trečiuoju laipsniu gausime 8. Duotas reiškinys. 5 pakelta laipsniu, kuris lygus skaičiaus 7 logaritmui pagrindu 5. Apskaičiuokime šio reiškinio reikšmę. Prisimename pagrindinę logaritmų tapatybę. Skaičius a pakeltas laipsniu, kuris lygus skaičiaus bei logaritmui, kurio pagrindas a yra lygus skaičiui bei. Svarbu, kad duoto reiškinio laipsnio pagrindas ir logaritmo pagrindas būtų vienodi. Duotame pavyzdyje taip ir yra. Laipsnio pagrindas yra 5, logaritmo pagrindas taip pat 5. Užrašome atsakymą. Duoto reiškinio reikšmė yra 7, tai yra skaičius, kurio logaritmas yra duoto reiškinio laipsnyje. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užprenumeruoti kanalo naujienas. Iki pasimatymų.